Labą dieną, sveiki visi. Šiandien sveikinuosi su jumis išminties minutėlėje. Ir šiandien paimsim tokią temą. Kodėl mes atidėliojame net ir tuos dalykus, kurie yra mums labai svarbus. Tad pakalbėsim apie atidėliojimą. Kodėl žmonės taip daro? Juk atrodo, turime net ir svarbių reikalų, svarbių dalykų, bet kartais galvojam, gal kitą kartą. Taigi štai apie tai šitą išminties minutėlę, tad nieko nelaukdami, pradėkime. Gerai, tai šiandien turime labai rimtą temą, nes manau, kiekvienas iš mūsų susidurėme kartais, gal nedažnai, vieni gal dažniau, kiti rečiau, susidurėme su šituo dalyku, kai galvojam, eina savo kaip nenoriu šito daryti. Geriau aš visą tai padarysiu rytoj. Arba kitą savaitę, o jeigu yra laiko, žiūrėk, kitą mėnesį. Ir atidedam tam tikram laikui. Ir klausimas, kodėl mes taip darom? Ir iš tikrųjų mes, žmonės, nenorime atidėti darbo. Visa esmė, kodėl mes taip darome, viena iš priežasčių tai yra, mes jaučiame nemalonų jausmą ir nenorime jo jausti. Nes tas darbas, tas reikalas kažkoks, kurį turime padaryti, gali mums sukelti tam tikras neigiamas emocijas. Pavyzdžiui, baimę, gėdą, pyktį galbūt. Ir sukyla ta neigiama emocija ir mes tada jaučiamės blogai. Ir galvojam, jeigu atidėsiu šitą reikalą, jeigu nukelsiu kitam laikui, tai man palengvės. Nors trumpam, bet palengvės. Taip ir būna. Tačiau toks sprendimas nėra protingas, toks sprendimas nėra išmintingas, nes kas vyksta? Tai, ką mes atidedam, išlieka kažkur mūsų atmintyje, pasąmonėje. Ir nors mes apie tai šiuo metu, tarkim, tam tikrų momentų čia ir dabar negalvojam, nes vietoj to, kad padaryti tą darbą, padaryti tą reikalą, mes įsijungiam televizorių arba kažką kitą darom ir tuo metu atrodo apie tai negalvojam, bet kažkoks sunkumas jaučiasi, kažkoks jausmas, kad kažko nepadariau ir mes tą jausmą nešiojamės iki tol, kol padarysim. Ir netgi dažnai atsitinka taip, kad mes atidėliojam, net ne vieną kartą atidedam tą darbą, atidedam tą reikalą. Ir žiūrėk, ateina laikas, kai nėra kur dingt. Ir kai tai atsitinka, žmogus susikaupia ir labai netgi būna tokiu atveju, kai greitai padaro tą darbą, greitai išsprendžia problemą ir galvoja, eina savo, kodėl aš visas 3 savaitės ar ten kiek nešiojaus savyje visą šitą bagažą ir mąsčiau apie tai, kas dar nepadaryta, o dabar padariau per 1 valandą. Ir nežinau kaip jums, bet dauguma žmonių taip kartais atsitinka gyvenime. Parašykite komentarus, ar turit tokią patirtį, kai atidėliodavot, o paskui, žiūrėk, nėra kur dingt, ateina paskutinė diena, paskutinė naktis, kaip sakant, ir tada žmogus, žiūrėk, labai greit padaro. Ir netgi darydamas kartais pagauna tokį jausmą, kad čia man patiko daryti šitą dalyką. Tai kartais mes prisifantazuojam, galvodami, kad mums sunku, mums nepatinka. Ir tos mintis netgi mums užkerta kelią eiti ir pasižiūrėti, net neprisėdam pažiūrėti. O kaip jau ne vieną kartą sakiau, kad labai svarbu pirmas žingsnis. Pirmas žingsnis tai
didelis įdirbis, galima taip pasakyti, nes kai tu eini pirmą žingsnį, tu jau pradedi pamatyti bendrą vaizdą, ko tikėtis, ir dažnai gali taip atsitikti, kad tu pastebi, kad wow, visai įdomu, kad wow, aš galiu tai padaryti ar panašiai, nes kol tu nežengi to pirmo žingsnio, tu sustabarėjai ir tada atidėlioji. Gerai, ką čia dar esu užsirašęs kažkokių minčių. Tokia mintis. Jei jau darau, turi būti labai gerai, kitaip neverta pradėti. Tokios mintis gali kilti dėl perfekcionizmo. Yra žmonių, kurie turi tokį savyje mąstymą, viskas arba nieko. Aš turiu padaryti tobulai, aš turiu padaryti gerai. Ir jeigu žmogus abejoja, galvoja, kad man nepavyks, jis gali dėl to atidėlioti tą darbą, tą reikalą ar panašiai. Taigi idealai kartais būna tokie aukšti, o kad lipti tą viršūnę reikia daug pastangų ir galvoji, gal aš per silpnas, gal aš čia nieko nepadarysiu, man nepavyks, man neišeis. Ir tada kyla klausimas dėl savivertės. Ir tada žmonės galvoja, aš nevertas, aš nesugebėsiu, aš nepakankamai geras, aš nemoku, yra geresnių už mane, kiti daro geriau, mano variantas bus silpnesnis. Ir tada žmogus gali sustabarėti, prarasti motyvaciją. Ir jeigu tu turi svajonę ir galvoji tokiom mintim, kad kiti geriau už mane daro, aš nieko nesugebu, aš nieko nepadarysiu, aš per silpnas, dėl to tu atidėlioji. O kai atidėlioji, atsiranda kitų reikalų, kitų darbų ir netgi gali užmiršti tai, kas tau galbūt buvo svarbu. Taigi dabartinis aš čia ir dabar nori komforto. Dar viena priežastis, dėl ko mes atidėliojam, nes dabartinis aš nori komforto ir galvoja, gal geriau aš pagulėsiu, gal geriau aš nedarysiu to sunkaus darbo, nes noriu parelaksuoti. Ir mes jau ne vieną kartą kalbėjom, kad relaksacija yra geras dalykas, bet čia visai kitas kontekstas. Mes kartais turime turėti išminties ir pasvert, ką aš darau, kodėl relaksuoju ar panašiai. Negalim paimti tiesiog kažkur perskaitom. Poilsis yra svarbus, susiduriam su situacija, kai turim kažką spręsti, kažką daryti ir galvom, tai aš ilsėsiuos. Ir žiūrėk, žmogus guli 7 dienas, visą savaitę guli ir nieko nedaro. Ir kas atsitinka? Jis nieko ir nepadaro ir galvoja, aš ilsiuosi, o ką aš blogai darau? Tai čia yra savęs apgaudinėjimas. Tu bėgi pasiteisindamas poilsiu. Poilsis yra labai svarbus ir mes turime ilsėtis, kad galėtumėm pasikrauti. Bet kai susiduriam su dilema, spręs dabar ar pasirink komfortą dabar. Nes dabartinis, aš kaip ir sakiau, nori komforto. Nori žiūrėti televizorių, neperdegti, nieko nedaryti, bet kas per daug tai nesveika. Jeigu žmogus nuolatos guli, nieko nedaro, tai jam darysis vis sunkiau ir sunkiau atsikelti. Ir jis nesijaus pailsėjęs, jis jausis kaip ligoniniai kokioje ir panašiai. Taigi tokia filosofinė mintis, dabartinis aš siekia komforto. Bet mes turime būti išmintingi, mes turime būti kaip laivo kapitonai, kurie sprendžia. Tai dabar geriau darysiu, ar geriau ilsėsiuos. Ir klausimas, ar iš tikrųjų aš ilsiuosi, ar tik apgaudinėju save, bėgdamas nuo pareigos. Būsimasis aš, tas, kuris žiūri į ateitį, nori rezultato. Užbaigto darbo, parašytos knygos, sutvarkytų projektų, išspręstų reikalų. Tas būsimasis aš nori visų šitų dalykų.
bet dabartinis aš noriu komforto. Ir kaip spręsi šitą problemą? Atsakymas. Būk valdytojas. Ne kad tave valdytų, o tu valdyk situaciją. O kad teisingai valdytum, tau reikia turėti pamatą, kurio tu remsies, kad pasielgtum išmintingai tam tikroj situacijoje. Na, o situacijų būna įvairiausių ir nėra vienos bendros situacijos, kad galėtumėm sakyti būtinai taip daryk ar būtinai taip daryk. Dėl to ir vadinam šitą laidą išminties minutėlę, kad sustotumėm ir pamastytumėm, kad sustotumėm ir ieškotumėm atsakymo apie save patį. Tai su šia mintimi ir jau judėsiu į išmintėlės pabaigą. Tikiuosi šitas minčių lietus, šitas pamastymas šią minutėlę buvo naudingas jums ir pagalvojote apie savo patirtis. Pabandykit pareflektuoti tai, su kuo jūs susidurėt šiomis dienomis. Tai, ką jūs veikiate, tai, ką jūs darote, koks jūsų mąstymas. Kartais iš tikrųjų verta atidėti tam tikrus dalykus, tam tikrus reikalus, tam tikrus darbus. Būna netgi ir tokių situacijų. Nes galbūt pagal situaciją tau iš tikrųjų reikia poilsio. Ir šitą dalyką tu turi pasverti. Šitą dalyką tu turi pats suprasti ir pasirinkti, kuris kelias teisingas. Taigi jums noriu palinkėti, jau eidamas į pabaigą, kad būtumėt išmintingi ir žinotumėt, kuris kelias teisingas. Į tą pusę ar į kitą pusę. Yra daug kelių, daug pasirinkimų. Tad linkiu jums pasirinkti kuo teisingesnę kryptį. O kad tą padaryti, nesustokite ieškoti išminties. Tai šiais žodžiais noriu dar kartą padėkoti už jūsų komentarus, už patiktukus, už tai, kad dalinatės, už tai, kad būnat kartu visus šitos metus ir dėkoju už paramą Contribui nariams. Kas jaučiate, kad šita mano veikla yra naudinga, galite prisidėti prisijungdami prie Contribui komandos. Ir žinoma, čia paspausdami prenumeruoti. Tai šiandien tiek, atsisveikinu su jumis, iki kito karto, ate. Thank you.